Sveiki, tankistai, su jumis Kotys ir Virgilijus. Ir vėl, ne? Tai va, iš tikrųjų, Virgilijus man labai padeda. Ačiū tau, Virgilijau, už tos mūšius atsiustus, į kuriuos iš tikrųjų verta visiems pažiūrėti, pasimokyti, kaip žaisti ir visą kitą. Nes pačiam laiko man nėra, kaip sakant, kažkaip žaisti ir kažką gero parodyti. O negero, taip kaip paprastą dieną žaidžia, tai nežinau, kažkam įdomu ten yra pažiūrėti, bet iš tikrųjų nežinau ar daugumai. Tai va, tai iš tikrųjų, bet Virgilijaus mūšiai, sakyčiau, yra įdomus pažiūrėti ir geriems žaidėjams, ir nelabai geriems, ir pradedantiesiems, ir visą kitą, vieno žodžio yra, kaip sakant, ko pasimokyti ir visą kitą. Tai va, ir kitas dalykas, ką jis man parašė laiške dėl šito mūšio, kaip matot, jis naudoja išskirtinai tik tais auksą, o kaip sakant, naudojasi išskirtinai vien tik tais auksą, todėl kad jį sumetė su 10 lygiais, kaip matot, tas toks matchmakingas tūpas. Ir kitas dalykas, Virgilijus išsidavęs, tik neišsidavęs, o yra atvirai pasakęs, kad jisai kolekcionuoja tas tankų žymes, žinot, kur būna ant vamzdžio. Tai va, ir iš tikrųjų šitas buvo mūšis paskutinis, kaip sakant, prieš tą tankų trečią žymę, ir dėl to jis, kaip sakant, bandė išspaus, kaip sakant, auksą iš iš šūdo, kaip sakant, ir dėl to, kaip sakant, palauk, kaip tas pasakymas, sviestą iš šūdo gal, ar vieną žodį nesvarbu, ir dėl to jis, kaip sakant, ir naudoja tą auksą, ir kaip žinot, gražiai čia į subinę skrendančiam bačiatui, tai va, dėl to jis ir iššaudė vien tik tais auksą, išskirtinai, bent jau tol, kol jį turėjo, ir vienu žodžiu, tam, kad nepeiktumėte. Jisai paprastai, kaip matėt, esat matę, ne vieną sykį šaudo ir paprastais, ir aukso, išskirtinai aukso jisai šaudė tik šį sykį, ar ten kitais atvejais, bet vienu žodžiu, todėl, kad privertė jį aplinkybės, ir vėliau ten, jisai net atsiuntė įrodymų, kad vienu žodžiu, kodėl jis taip darė, ir vienu žodžiu, kad patvirtinti jo žodžius, atsiuntė screenshotą sekančio mūšio, kurį mes pažiūrėsim po šito mūšio. Taigi, Progetto, nežinau, popierinis tankas, toks pseudo autoloaderis, vienu žodžiu, ar kaip ten jį kažkoks kitoks pavadinimas yra, kaip juos vadina šitiegi žaidimų kūrėjai ir visokie tokie youtuberiai. Iš tikrųjų, nėra prastas tankas, ar ne, sakyčiau. Ypač gerų žaidėjų rankose toks ganėtinai lankstus, bet manęs pačio tai nevilioja nei tas užsitaisimo mechanizmas naujas, nei pats tankas, nes man su popieriniais tankais, sorry, bet aš per didelis snobas, kad žaisčiau su popieriniais tankais pakankamai gerai. Tai va, kaip užšoko objektas 108 iš niekur, tas dalykas jisai spėjo pabėgti. Ir buvo ką tik išsišaudęs, labai drąsus objektas, man atrodo, jisai tuoj kentieks. Jau kenčia. Iš tikrųjų, kaip sakant, darau tokią tradiciją, kad pats šito Virgilijaus mūšių nežiūriu prieš įrašinėdamas, nėra prasmės iš tikrųjų. Tai vat, tankas kažkaip labai lėtai kruta atpulyn. Suvarys, apkaba. Ir dar viena yra. Ir objektas 208 vanšotinis pasitapo. Tai va, komanda jo duodasi neblogai. Kaip sakant, tas Progetto, tas užstaisimo mechanizmas galbūt ir lankstus, bet, kaip sakyčiau, neduoda jisai per didelės tokios persvaros kažkaip, ar ne? Nežinau, man tai atrodo, kad neduoda, nes pakankamai ilgai užsitaisinėja ir visa kita. Tai va, ir kiek čia per šūvį tas daro žalos, nedaug visai, 200 kem, nes ten mačiau, ir 212 ar 14 padarė, tai 8 lygiai, kai tenka lošti prieš 10 lygius, tai čia kaip uodo įkandimai, sakyčiau, va. Tai va, bet va, gero žaidėjo rankose, jau kaip matom, tas tankas prišaudė 4000 virš žalos, ir dar pabaigos tam nematyti. Nes pilna 9 ir 8 lygio tankų. Žvėrukas. Žvėrukas drąsus, dar vieną. Būtų pribaigęs galbūt. Galbūt ir ne, bet būtų tada ilgai labai išstaisinėjęs ir nebūtų daugiau padarę žalos.
Aš būčiau iššovęs, bet nes aš nesivaikau tų žinių, nes aš nesu toks geras žaidėjas, kad jas gaučiau visų pirma. Nu, ten būna kartais vieną kitą gauni, žinai. Tai va, bet nieko įspūdingo. Galėtų užšokti ant jo, ne? Vienu žodžiu, nu, nuvekšrino, kad gauti asisto. Dar, kur tas šūvis nuėjo? Po velniais. Kiek jau? 5000 žalos. Plempas su tanku darančiu per šūvį 200, kaip sakant, 200 žalos. Prišaudyti 5000 yra pakankamai sudėtinga. Galėjęs ir daugiau, kaip sakant, kilų padaryti, bet tada būtų mažiau žalos padaręs. Nu ką, ateik Skorpionas, mirsi dabar. Iš tikrųjų, nu, ai. Nu, turbūt dabar palauks. Ne, Skorpionas važiuoja žudyti Virgilijaus. Ir užmušė. Patį pavojingiausią, ne? Tai va, nu, mūšis toks, žinai, nieko jisai, kaip sakant, tiesiog protingai sužaidė, sugebėjo padaryti 5500 žalos, 1000 asisto ir pagal Virgilijų gavosi taip, kad negavo jisai šitos trečios žymos, nors tiek auksą prišaudė ir visą kitą. Tai va, tuoj pasižiūrėsim, ką jisai ten turi, nes komanda laimėjo, kaip matot, gavo jisai meistrą, bruzeriai, dar ten kažkokį. Aha, okei. Ir žymos, kaip matot, negavo. Kitas dalykas, va, pastebėjau, jisai turi Twitch'ą, tai įsivaizduoju, gal čia jo kanalas, nežinau kieno, galbūt jo, galbūt ne jo. Jisai gali komentaruose pataisyti, bet kaip matau, čia lietuviai žaidžia ir lietuvis, tai yra galbūt pats Virgilijus, tai įsidėmėkit, nueikit ir aplankykit, jeigu norit gerų žaidimų pažiūrėti. Tai va, ką ten turim toliau. Čia paskutinis rezultatas, tai va, iššojo 28 kartus, 24 kartus reikėjo pataikyti iš to tanko, kad tiek prišaudyti. Žiauru, iš tikrųjų, nebeli koks tankas. Pirmas tarp visų savo komandos narių, 10 tie yra aplenkė visą kitą. Iš tikrųjų, geras žaidimas, nežinau, kaip čia taip rodo keistai. Tai va, o palauk, sakiau, įrodymą parodysiu. Tai va, čia sekančio mūšio screenshotas, kaip sakant, meistras, gaila neparodė, kiek ten žalos šį kartą pridarė. 4000, nežinau, ar čia skaito, ar čia galima žiūrėti šitą. Ar galima žiūrėti? Jo, galima žiūrėti. Kaip čia gausi, tai turbūt daugiau prispotino tipo, ar daugiau kilų, nežinau, už ko tos meistro žymės duoda, padaryta žalą turbūt vidutinė ar kažką tokio, nu bet vienu žodžiu, matot, gavo visas 3 žymes, meistrą, krūvą medalių ir visą kitą. Iš tikrųjų, geras žaidėjas ant, nežinau, ar vykusio tanko. Bent jau šitam matchmaking'e, kaip dabar, kad turim prieš 10 metą, tai nemanau, kad šitas tankas vertas dėmesio ar kad jisai geras. Čia mano personalinė nuomonė. Jūsų gali skirtis. Tai va, tiek šiam kartui tankistai. Sekantis mūšis vėlgi bus Virgilijaus. Jisai dar atsiuntęs naujojo žvėries, naujojo 10 lygio tanko. Šitagi replėjų, kurį pažiūrėsim sekantys iki, ne? Tai va, nu kągi, žmogelienai ir tankistai, ir žmogelienės, popdžistai ir visokie kitokie žvėristai. Tai va, sėkmės mūšio laukia ir iki.